Ai, nu tai va čia apie tas padangas klausėt žmonėm įdomu, tai pavyzdžiui, va čia yra žeminė padanga, jeigu kas nors įsivaizduoja, tai va 7 mm šipas, kad sukiptų su keliu. Čia yra žvyrinė padanga, kuris skirta, nu, žvyrę naudojam. Čia jau tas vadinamas semislikas yra, va, kur jau, sakykim, Jurgitai po 3 pamokų dėsim šitas. Čia irgi va, tas semislikas, nu kaip ir aiškinu, jisai mažai protektorius, kad kuo daugiau sukiptų su guma. Su keliu. Čia vadinamas tas yra jau pilnos lik tipo padanga. Iš vis nėra protektoriaus, jo, plika. Yra mūsų sukurtos mašinos nuo nulio Lietuvoje. Pilnai padaryta praktiškai viskas. Stengiamės, jeigu kažkoks gamintojas lietuviškas yra amortizatoriai, greičio dėžės, variklius darom, patys mes važiuoklės kūriam darom, tai čia yra va, tie mūsų kūriniai. Tai čia jūs ir automobilį visą padarot, ir žmogų dar padarot lenktynininkų. Taupyk pinigus. Taupyk pinigus. Gal reikia lenktynininkų? Perspektyvų ir jaunų? Su biudžetu. Su biudžetu, gerai. Tai galiu parodyti, kas turbūt, ko skiriasi Jurgitos mašina ir tikrai lenktyninė mašina. Tai pradėkim nuo, gal sakykim, nuo tų pačių stabdžių. Tai šitų stabdžių komplektas yra apie 7000 eurų. Tai va, mūsų mašinos biudžetas. Tai va. Šitie amortizatoriai sportiniai, kur ten dedam standartinius, čia yra, sakykime, sportiniai amortizatoriai, jų kaina gali svyruoti nuo 5000 eurų iki ten, nežinau, iki 20 000 eurų. Čia einama parodysiu vienas dar mazgas, sakykime, sportinė greičio dėžė automobilio. Tai va čia viduriai standartiniai išimti sudėti sportiniai viduriai, tai mes turim tokį Lietuvoje, nu, turbūt pasaulyje vieną žymiausių gamintojų, tai Samsonas Motorsport, artimas labai mano draugas, tai šita greičio dėžė kainuoja 10 000 eurų. Tai... Deimantukas toks. Tai va, tai mes jau pavardinom, kur 30 išleist. Nu, ne, toks automobilis kainuoja apie 100 000 eurų jį pasigaminti, bet jisai yra, nu, šiai dienai vienas greičiausių Lietuvoje. Net gal Pabaltijai, tai... Taip, bet iki tiek investuojate į mašinas, tai jaučiu ten klaidelę, arba jeigu ten atsitrenkia kažkur, tai labai skauda. Jo, tada jau reikia vakare to su laipsniais limonadą gerti. Jau be laipsnių tai niekaip aš jaučiu. Kaip atsiranda kažkoks tai naujas, nežinau, žaidėjas, entuziastas, tai, nu, realiai norisi padėti ir palikti kažką po savim, nes tu supranti, kad, nu, kiek čia dar kažkiek ir jau vis tiek kartas keičiasi vėl, tai tas žinias, nu, jau negaila tiesiog jas atiduot ir norisi, kad, nu, nepradėtų kažkas, nu, netaisyklingai sportuoti, nes tu labai, nu, autosporte toksai kelios klaidos, jisai automatiškai kala per biudžetą labai smarkiai ir, nu, tiesiog atmuša tą. Čia nėra taip, kad, žinai, nu, pradūriai tuo kamolį, futbolo ar dar kas nori, žinai. Nu, ką čia darot? Nu, va, darom vaikam žaislus, o iš tokių vamzdukų susipjaustam ir jo. Nu, bet čia tiem didesniem vaikam, tokie, kur kaip tau, kur biudžetas. Man atrodo, kad čia tiem tokiem, kur, nežinau. Nu, pomidoram gal pririšti irgi visai tinka. O iš tikro tai darom mes profesionalias važiuoklės, tikrom lenktyninėm mašinom, kur va, turim protingą inžinierių, ne tik talentingą, bet ir protingą, kuris sukūrė tam tikrus momentus, kur manau, kad rinkoje nėra. Tai važiuoklės skirtos grinai raliui, mes specializuojamės tam, bet yra, kaip sakyti, ne tuningas, o profesionalus daiktas. Aš čia sugalvoju tokius žiauriai įdomius 3 klausimus. Nu gerai, gal jie nėra žiauriai įdomus, bet galvoju, koks yra kažkoks inside dalykas, nu vat ko iš šalies žmogus negalėtų žinoti arba net nepagalvotų apie lenktynės. Varžybinė baimė. Nu, atrodo, žinai, kad visi lenktynininkai tokie labai kieti, šustri ir taip toliau, bet taip nuoširdžiai pasakysiu ir visiškai negėda. Vidurių suka iki dabar, prieš startą. Čia kaip mūsų operatoriui visada tas pats. Jo, ir turbūt čia, nežinau, nu, pusė draugų ar ten tų bičiulių, nes ant tiek yra jaudulys, ant tiek adrenalinas matyt kava. Aišku, ten uždigesta tas, kai sakau, šviesaforas, pirmo greičio ruožo ar ten starto žiedinėse varžybose ir viskas. Tu jau tada smegenės atrodo persijungia ir pamiršai viską. Bet tas prieš varžybinis jaudulys, tai jo neįmanoma papasakoti. Dar galvoju, pavyzdžiui, žiauriai man įdomu, ar yra kažkokių dalykų, ko, pavyzdžiui, niekada negalima daryti prieš varžybas? Turbūt nėra. Tai prietarų, tai ten krūva, ten visi ir meškiukų prisikabinę, ir ten visokių tų telesmanų, kiti ten barzdos nesiskuta savaitę prieš varžybas, nu čia tų visokių prietarų, nu, bet čia kiekvienam sporte jų yra, bet vėlgi čia elementarūs fiziologiniai dalykai, nu, tai svarbiausia įsimiegot gerai.
Žodžiu, be abejo, vakarėlį prieš varžybas? Nu, koks tavo tikslas ten per tas varžybas, žinai, jeigu tik tai pramogautai galima gal ir, žinai. Bet ne, savijauta turi kovinė, žinai, nes tu įsivaizduok, aš sakau, visą laiką autosporte yra toks dalykas, kad tu truputį žaidi rizikingą žaidimą. Nes belia kokia klaida, tai jis tai automatiškai vadinamas, tas avarija, nežinau, krešas ar dar kažkas ir, jinai gali skaudžiai baigtis tiesiog ir dėl saugumo, net iki tavo fiziologiniai sveikatai ir taip toliau. Tai į tą reikia rimtai pasižiūrėti. Jeigu kažkas ateitų ir pasakytų, kad nori dalyvauti lenktynėse, nori būti profesionalus lenktynininkas, tai koks būtų jūsų atsakymas? Tai aš pagal tave galiu. Tai pirmoje eilėje noras, tai man tas jau yra 50%. Paskui jau visos kitos galimybės. Faktas, kiekvienam, žinai, vienam yra duotas talentas, tada jam darbo mažiau reikia, kitam to talento nėra, bet labai darbų daug pasiekė. Bet pirmoje eilėje, tai sakau, noras ir požiūris, kad čia ne bajeris. Nes, realiai, autosportas nėra bajeris. Nėra laiko praleidimas ir įsikelt ten į Facebooką, žinai. Nes jeigu tik dėl to, tai, nuvažiuoji prie McDonald'o, nusiplovęs mašiną Jo, manau, kad daug. Nes dabar pas mus Lietuvoje autosportas, tikrai manau, kad išgyvena vienus geriausių laikų. Labai populiaru. Visos sporto šakos autosporto, tiek Dakaras, tiek sakykime, autoralis dalyvių skaičius yra niekada gyvenime, aš neatsimenu, per 20 metų. Brangių mašinų, daug norinčių, tai va, bet sakau, reiktų hebrai, kad į tą biškį rimčiau pažiūrėti, kad čia nėra laiko praleidimas. Čia realiai sportas, kuris netgi daugiau laiko reikalauja negu krepšinis, futbolas ar ten plaukimas ir taip toliau. Daug prie to reikia prieiti, kad ir dėl to, kaip tave mokinu, nusiramink, nes čia greitai nesigaus viskas. Svarbu, noras nedingtų ir palaipsniui galima prisitempti save iki tam tikro lygio. Tokį vagau, tai visą laiką, aišku, yra smagiau negu piniginis prizas, žinai. Bet, kaip sakiau, daug darbo reikia įdėti. Atpildas už darbą. Jo, atpildas už darbą. O čia nuotrauka šita, pavyzdžiui. Šita čia kokie 2-8 metai čia. Aš tais metais B lygą laimėjau Lietuvos, ten ta vadinama, kaip yra A lyga ir B lyga, tai Lietuvos ralio čempionato B lyga. Nebūtinai, pavyzdžiui, koks nors ten gal aukščiausias apdovanojimas, bet kuris yra, pavyzdžiui, iš visų šitų pats toks širdžiai brangiausias. Turbūt čia jo nėra namuose, tai man atrodo 2016 metais su Martynu Samsonu buvo Latvijoje etapas ir mes laimėjom prieš dabartinį pasaulio ralio čempioną Kalerą Romperą. Tai galima Google pasižiūrėti rezultatus, visus dopus laimėjom. Tai toksai tikrai intimiausias, maloniausias ir toksai, kaip sakau, yra kom didžiuotis, žinai. Čia fantastiškam servisui atnešiau fantos už fantastišką servisą. Super, labai ačiū. Va, čia visiems. Čia, kad energijos prie tavo mašinos nepritrūktų. Galvojau vis tiek, kokio alaus, tai negaliu nešti. Su koduku Jurgita, paskui, jeigu pirksim 4% nuolaidą, matau. Dar neturiu tokios partnerystės, bet Fanta parašykit. Aš šiaip norėjau atsisveikinti su mokytoju, bet, žodžiu, sakėm, nesibučiuosim, kad negautume teistumo niekas. Jeigu kas futbolą žiūrit, pagausit, tai ką, lauksim mašiniuko, žiūri fainai ir ką, varysi mokytis? Aš irgi laukiu, nesulaukiu, kaip tau seksis, tikiuosi, nenusivilsi pasirinkus, kaip sakyt, šitą nežinau. Ar aistra, ar ką čia, kaip tu pavadint, kaip tu širdį jauti, bet tikrai pasistengsim, kad tau tas autosportas širdį paliktų, žinai, ilgą tokį teigiamą atsiminimą. Bus šleifas iki gyvenimo galo. Tikiuosi teigiamas. Geras, ačiū labai. Tai Jurgita, kokios emocijos susitikus trenerių ir pabuvus čia? Pirmą kartą per savaitę laiko įkvėpiau oro, nes kažkaip tiesiog nuramino. Nežinau, gal kai profas šalia, tai gali įkvėpti, kažkaip ramina, nežinau. Su Dievo pagalba viskas bus gerai. Aš tai žinok, prisižiau servizę tiek visko, man realiai pačiam net adrenalino sukilo. Treneris Max Gerulis, automobilis jau įsivaizduoja, kad irgi bus Max paruoštas, tai... Negeresnis negu treneris, bet... Bus, man atrodo, viskas bomba paruošta, viskas tvarkelė. Jo, šitoj vietoj ramu, visiškai pasitikiu, tai ką, varom kavos dar? Kavos valgyt gal jau? Gal valgyt. Miršt, visi krenta iš kojų. Sik, varom valgyt. Sik, varom. O, man!